Tai va, aš ko gero tai, ką pasakoja Iranas, įvilksiu vis tik tai tos marškinius lietuviškų varžybų, į tai, kas vyksta tos lapė, ralyje ir panašiai. Tai trumpai, jeigu apie save, tai su automobilių sportu susipažinau turbūt 2003 metais. Tada norėjau lenktyniauti, lygiai taip pačiai kaip jūs. Prasidėjo viskas nuo mėgėjiško ralio, paskui ralio varžybų organizavimo. Sutikau tokį žmogų, kurį, manau, visi žinot, Darių Biesevičių. Tai jo dėka aš atsiradau turbūt ralyje kaip mechanikas, vėliau kaip techninis komisaras GSKL varžybose, mini žiedo varžybose ir panašiai. Tai per tą laiką išties prisižiūrėjau įvairių sprendimų. Benzino kanistrų stovinčių bagažinėse, su kuro siurbliais įmestais į akumuliatoriaus vietas ir panašiai. Išties įvairių sprendimų. Tai va, tai dabar šiai dienai atstovauju Federacijos techninių reikalavimų komitetą. Tai va, ir aš norėčiau pakalbėti lygiai taip pačiai apie saugos diržus, apie realybę, apie tai, kad turime FASLAP varžybose ir netgi ralyje, kur, tarkim, sportininkai galbūt turi jau daugiau šiek tiek patirties. Tai va, tai visų pirma pasirinkimo saugos diržų. Tai Janas jau papasakojo daugiau mažiau apie tai, kaip jie veikia ir panašiai. Tai aš noriu priminti situaciją, kuri buvo turbūt prieš 2 metus. Hipodrome, su automobiliu, žodžiu, su Volkswagen Golf. Pilietis rėžėsi į medį ir to pasekoje su diržais atsitiko štai tokia situacija. Akivaizdu, kad diržai buvo padirbti. Tai va, ir FASLAP varžybose, bet įsijaunant praeitais metais aš pastebėjau vis tik keletą dalyvių, kurie tebenaudoja tos diržus būtent tokio tipo. Tai kas dar nepasikeitė, aš buvau informavęs, turbūt tai pasikeiskite, nes matote, kas su jais nutinka. Dabar kaip juos atskirti? Tai nuo 2012 metų FIA reikalauja štai tokių holograminių etikečių. Jose užrašyta, kaip mato, safety harness, FIA's logotipo ir saugos diržų simboliukai. Tai va, tai būtinai nuo 2012 pagamintiems diržams tos holograminės etiketės privalomos. Tai kaip žinia, jeigu mes turim 2017 metus, tai vadinasi 2012 metais pagaminti diržai jau yra pasibaigusios homologacijos šiai dienai. Tai va, tai čia reikėtų turbūt atkreipti daugiau dėmesį, kas perkat naudotus su pasibaigusia homologacija. Tai va. Ir dar vienas dalykas turbūt kaina, kas yra gana svarbu, nes kiek man žinoma, tai homologuoti diržai patys pigiausi šiai dienai turbūt yra apie 150 eurų kainuojantis. Tai čia patys pigiausi. Tai jeigu jums kažkas siūlo naujus už 100 eurų, tai labai tikėtina, kad jūs galite įsigyti būtent tokius. Tai va, tai atkreipkite dėmesį bendrai į kokybę diržų, nes tikrai akivaizdžiai matosi, ko jie verti. Jie etiketės, kaip jos yra atspausdintos ir panašiai, nes po metų, manau, laiko etiketėse nebelieka jokių užrašų. Jie tiesiog išblunka nuo saulės ir panašiai. Tai va, kas dar svarbu, aš gal prabėgsiu biškelį į priekį. Ką pastebėjau, ko nėra, tarkim, padirbtuose diržuose, tai va tų angų, kurios naudojamos fiksavimui sagties. Tai va, tai tie diržai jie būna be angų. Pati sagtis tokio metalo labai nekokybiško atrodo. Tai va, tai kas apie tos diržus? Jo, dabar pačių diržų pasirinkimas, ką Janas nepaminėjo turbūt, tai yra pečių diržai, kurie yra 3 colių. Tai jie paprastai buvo naudojami, nenaudojant visų FHR sistemų, tai yra HANS ir hybridinių sistemų. Tai va, tai tie platus būtent diržai, kad jie didesnių plotų nuimtų, sakykime, smūgio energiją. Tai va, dabartiniai naudojami su HANS sistemom ir hybridiniam sistemom, jie yra 2 colių, kad galėtų tiesiog labai gražiai išsitekti ant HANSo laikiklių. Tai va. Taip, dabar tvirtinimai, kas irgi čia gana aktualu, ko Janas irgi neminėjo. Tai tvirtinimai yra būtent su tokiamis sagtimis ir per tokius varžtus, tokias kilpas. Tai irgi neapsigaukite, nes irgi pastebiu,
kadangi vis tiek per tos metus jau daugmaž atskiri, kaip atrodo tos kilputės, kurios yra aprobuotos FIOS, tarkim, ir aprobuotų gamintojų. Tai sriegiai tam turėtų būti maždaug 11 mm diametro arba 7,16 colio. Tai va, ir jie tada įsisukt gali į standartinės saugos diržų tvirtinimo vietas, arba yra naudojamos specialios plokštelės. Tai va, tai ką aš esu pastebėjęs, kad vis tik tai keletų atveju yra naudojamos tiesiog kilputės, nežinau, nupirktos greičiausiai senukuose kažkur. Jo, ten kokio 8 mm sriegių. Tai pati kokybė tų gaminių, nu, jinai tikrai abejotina, tai aš nežinau, ar jūs norėtumėt pakabinti savo gyvybę ant jų. Tai va, toliau, yra tokie tipai, dažniausiai naudojami ant šroto diržų. Tai va, tai šitos plokštelės, jos turi galimybę būti sulenktos. Nu, tarkim, jeigu jūs prisukėte prie kėbulo, tai jas galima prilenkti pagal diržo kryptį. Tai va, kas yra irgi gana svarbu, nes jeigu jūs neprilenksite ir, tarkim, saktelės stovės tiesiai, o diržas nueis kampu, tai automatiškai šitoje vietoje dar turėsite kažkiek papildomas inercijos. Tai va, dabar tvirtinimas prie kėbulo. Tai reikėtų naudoti irgi būtent tokias plokšteles, kurios yra parduodamos irgi atskirai kaip iš FIO homologuotų gamintojų. Tai va, geriausia vis tik tai naudoti iš apačios dugno, šiek tiek prikabinant galbūt su virinimo būdu, bet nevirinti iš išorės, jeigu yra tokia galimybė. Ne visur jūs prieisit, nes gana dažnai irgi dar nuo suvirintojo, sakykime, darbo kokybės priklauso, ant kiek ta plokštelė avarijos atveju išliks vietoje, nes jeigu metalas yra perkaitintas visų perimetrų, tai čia yra tikimybė irgi, kad gali išlūžti, tarkim. Tai va, tai tokie tvirtinimo būdai, kaip matot, jie nėra priimtini, bet vis tik tai irgi yra realybė kartais. Tai va, ko dar negalima daryti, tai negalima saugos diržų tvirtinti prie sėdynės ir sėdynės tvirtinimo taškų. Tai tą reikėtų irgi atminti. Tai va, čia dar yra vienas pavyzdys. Kaip irgi neteisingai yra tvirtinti saugos diržus. Tai va, dabar ką ir Janas minėjo, tai va, būtent tvirtinimas ant vamzdžio. Kas gana svarbu, tarkim, šitoj situacijoje. Net galvoju, ką aš čia galėčiau papildyti Janą. Iš tikrųjų, problema tai tikrai egzistuoja, kad neprakišate vis tik tai, neužkontruojate saugos diržų. Tai tokia realybė. Ir gana dažnai netgi būna, kad diržai pravesti iš apačios. Ta prasme, galas diržo pravestas iš apačios sagties. Ir tai apsunkina ir galimybę reguliuoti diržus. Vat jums reikia staiga sureguliuoti diržus, nes, tarkim, sagties aukštis netitinka pozicijos ant Hanso įrenginio ir tą yra labai sunku padaryti. Tai va, tai visą laiką turėtų iš viršaus prasikišti ir tada kontruotis dar kartą. Tai va, ir dar vienas dalykas, kad jeigu tvirtinate tokiu būdu, tai tas skersinis turi būti saugos lankų dalis. Tai negali būti tiesiog ta liaudiškai vadinama rasporkė tarp galinių stakanų. Ant jos tvirtinti negalima. Jeigu jį yra saugos lankų dalis, tada tą daryti galite. Tai va, kampai. Janas minėjo apie kampus, kad jie iš ties yra labai svarbus. Ir tai yra tiesa, nes realybė vis tik tai tokia, kad diržai yra įrengimi tiesiog taip, kaip išėjo. Belenkaip. Netgi tokie atvejai, kai aš galiu net parodyti turbūt iš faslapo irgi varžybų. Tai tarkim, šitas diržas yra tvirtinamas tam pačiam taške, va čia, va šitoje vietoje. Jis apjuosia sėdynę ir prisitvirtina vienam taške. Tai netgi tokie atvejai egzistuoja. Ir žmogus, kaip sako, paskui bando minti ant sąžinės, kad, tu dabar manęs neleisi, tai aš galiu dabar avariją padaryti dėl to, kad susinervavau. Tai va, tai, žodžiu, jis verčia mane leisti dalyvauti su tokiu tvirtinimu. Tai va. Dabar dar vienas dalykas, kas irgi gana svarbu ir žinau, kad tikrai buvo situacija tokia, kai keletas diržų vis tik tai, jiem buvo nukirptos etiketės, vien dėl to, kad atsitiko štai taip.
Tai va. Ir čia buvo problema irgi įrengimo neteisingais kampais. Ir dar į ką reikia atkreipti dėmesį, vat angos, kurios yra sėdynėse, tai reikėtų irgi visą laiką pasižiūrėti, nes vis tiek čia yra gamykloje gaminamas daiktas, ar nėra aštrių briaunų, vat būtent toj plasmasėje. Nes gana dažnai per tą plasmasę tas diržas ir išsipašo taip. Plius dar vienas dalykas, kur irgi gana dažna klaida, tai yra šoniniai tvirtinimai, va tos salaskės vadinamos. Tai būna taip, kad sėdynė gana žemai, salaskės gana aukštai ir jos pradinėje va šitoje vietoje persidengia ir diržas trinasi grinai salaskės. Tai realiai jas reikėtų geriausia, aišku, pritrumpinti, tai vienas dalykas, tada tikrai nepakenktų užapvalinti kraštus, ką aš iš tikrųjų darau, tarkim, visiems automobiliam, prie kurių prisiliečiu, tarkim, jeigu rušiu. Tai va, plius varžtas irgi. Tai va šitas vietas reikėtų žiūrėti, nes gana dažnai diržai būtent praeina pro šitas vietas. Ir jie trinasi į tas metalinės detalės ir pažeidžia diržus. Ir šitoje vietoje Technarius tikrai turi pilną teisę nukirpti etiketę tiems diržams ir taip jūs netenkate galimybės dalyvauti varžybose ir netenkate gana brangaus daikto. Tai va, tai saugokite savo inventorių. Dabar pati geometrija. Dėl ko aš iš tikrųjų turbūt ir nusprendžiau kalbėti apie saugos diržus, nes čia turbūt buvo didžiausia problema Fast-Lap varžybose, beje lygiai taip pačiai kaip ir Winter Rallyje. Tai yra saugos diržų padėtis ant kūno. Tai va, čia mes matome pavyzdį, kaip viskas turėtų lyg ir atrodyti, bet realybėje atrodo maždaug taip. Tai va, tai aš gal diržus paimsiu, kad daugmaž aiškiau būtų. Tai dar šitoje vietoje, kaip pasakyti, galima sakyti taip, tai yra dalinai pradedančiųjų sportininkų varžybos, bet kai tą matai Lietuvos ralio čempionate ir tarp tų dalyvių, kurie važiuoja netgi pasaulio čempionato varžybos, tai darosi išties nesuprantama. Nes gana dažnai saktis yra va šitoje vietoje, bet čia, ant saulės rezginio. Tai va. Patys turbūt suprantat, kas vyksta to pasekoje. Tai gaunasi, kad juosmens diržas iš savęs, jisai yra visiškai neįtemptas. Jis yra tiesiog laisvas. Bet mes tą kompensuojame užtempdami pečių diržus. Tai vat. O ant stovinčio žmogaus, kur saktis turėtų būti, gali parodyti? Aš toj gal pradėsiu nuo kito paveikslėlio. Čia mes matom diržus lėktuve, turbūt šiais laikais mes skraidavom visi gana dažnai. Tai vat kaip mes užsisegam tą juosmens diržą. Jis yra vienintelis diržas ir mes jį užsitempėm, kaip pirma, kaip svarbiausia, ką ir Janas minėjo. Juosmens diržas yra pagrindinis, 75% energijos. Įsivaizduokit, taip, nes tai yra kojų svoris, tai yra dubens svoris. Va čia yra esmė, juosmens diržas. Bet juosmens diržai labai didelė dauguma visiškai netempia. Ir čia klaida galbūt netgi yra to, kad ar tai mechanikai, ar tai patys sportininkai visų pirma, ko nepadaro, tai nepadaro namų darbų. Tai yra nesusireguliuoja apatinio diržo. Ir nesureguliuotas apatinis diržas, jisai automatiškai kaip ir parodo kelią, kuriuo eiti, nes jeigu jis ilgas ir jisai yra čia, tai automatiškai mums natūraliai ir norisi užsiveržti būtent čia. Ir mes nebekreipiam dėmesio į tai, kaip eina šitie diržai. Tai va, tai mes užsitepėm pečių diržus ir prisirišam, galima sakyti, tik tai va taip išilgai per kūną. Va taip. Tai va čia yra automobilis, senas automobilis, kuriame irgi viskas prasidėjo vis tik pirmieji diržai nuo to, kad buvo juosmens diržai. Bet vėlgi mes šiai dienai mes juos ignoruojam visiškai juosmens diržų. Tai va, kas vyksta? Kas vyksta ir va dėl ko, tarkim, šiuo atveju Short Racing sukūrė ASM sistemą, kurioje avarijos atveju trūksta gijos ir prasilgina pečių diržai. Tai tam, kad kūnas neturėtų tą submarining efekt, ta prasme, nepalystų po diržais.
Tai vadinasi, gaunasi taip, kad nuo smūgio pasileidžia pečių diržai ir kūnas užsilenkia ant juosmens diržo. Tai va, ką ir Janas minėjo, visų pirma veikia juosmens diržas, tada veikia pečių diržai ir tada eina galva. Tai va, tai reikėtų atkreipti labai didelį dėmesį į būtent juosmens diržą. Tai va, čia pabaigai apie diržus, kas yra gana svarbu, manau, tai net ir kasdien segant vaikus, tas yra svarbu, plus dar vienas dalykas, tai jeigu mes prisirišam save būtent taip, tai vyrai pagalvokit, kuria vieta mes priimam energiją. Tai va, ir taip yra. Jeigu mes kalbėsim apie Jano rodytas sėdynės, kur yra pritaikytos 6 taškų diržams, tai mes tą energiją taip nuvedam šiek tiek už kojų ir išvengiam to smūgio per tą vietą, kaip sako. Bet dėja, tos sėdynės yra visos jo. Kai kokia yra tiesa, tai yra 5 taškų diržams pritaikytos sėdynės ir mūsų diržai, bet būtent tie apatiniai diržai yra būtent ten, o toj vietoj. Tai va, tai nežinau, svarbu, nesvarbu, tai šitą vietą aš manau, kad jeigu teisingai naudosite juosmens diržą, tai tikrai išvengsite tos problemos, nes juosmens diržas sustabdys jūs nuo lėkimo į priekį ir pasikabinimo ant to apatinio diržo. Tai va, tokia ta tiesa. Ir dabar dar pabaigai šiek tiek vis tiek pagalvojau, kad kadangi techninius reikalavimus su Giedrium dabar kaip tik dėliojam ir atsiranda gana griežtos sąlygos automobilių kėbulams, tarkim, po 18 metų, kurie negalės būti lengvinami, pjaustomi visai kaip. Tai va, tai noriu parodyti, ant kiek vis tik tai inžinieriai, kurdami kėbulus, ir manau, kad jūs net daugelis, gal geriau net už mane žinote, kiek yra įdedama darbo tam, kad padaryti kėbulą tvirtą. Tai ne vien dėl to, kad būtų jisai saugus, dėl to, kad jis būtų stangrus. Ir tas, manau, irgi jūs žinote, kad įtakoja ir jūsų rezultatus. Tai va, bet dėja, realybė yra tokia, kad nepaisoma to, išpjaustomos tam tikri gabalai kėbulo elementų, nupjaustomi priekyje elementai, kurie irgi, vat kaip matote šitam paveikslėlė, jie gesina tą smūgio energiją. Tai vat, ir mes sugrįžtame turbūt vėl tam, nežinau, 20 metų atgal, kai automobilis besirėždamas į sieną susiknežina vat būtent tiek, kai jis galėtų išlikti toks, koks yra viršuje. Tai va. Čia irgi pavyzdėlis. Kaip atrodo naujas automobilis, avarijos susekoje, ir kaip atrodo senas, nors ir labai didelis, ir labai patikimas iš tauro plieno. Tai va, keletas tokių pavyzdžių. Ir va čia aš jau iš savo, sakykime, archyvo paėmiau keletą nuotraukų, kur irgi matosi vat šalia išpjaustytos konstrukcijos. Tiesiog, jų nėra. Jos išpjautos tam, kad automobilis būtų lengvesnis, tam, kad galbūt padaryti šiek tiek daugiau erdvės automobilyje, nes galima tada lankus įkišti šiek tiek giliau. Vat matote toj nuotraukai viršutinio sluoksnio vidinio net nėra, tam, kad vamzdį paslėpti šiek tiek giliau. Tai va. Dar vienas dalykas, kas irgi gana svarbu, turbūt kaip ir bet ką mes nusipirkdami kažkur parduotuvėje norime tam tikros kokybės, kad atrodytų kažkaip atitinkamai, kad tam drabužis būtų gražiom siūlėm ir panašiai, bet va šitoj vietoj mes kažkaip mokėdami už saugos lankus nepaprašom paprasčiausiai kokybės. Na tai taip, tai manau, siūlės manau, kad matote teisingai, kokios kokybės yra siūlytės. Tai va, čia net ir gamintojų matau saugos lankų, tai jiems irgi reikėtų kreipti dėmesį. Tai va. Čia irgi toks vat įdomus dalykėlis, kaip matote, yra pažeidimai su diskiniu pjūklu, ko irgi neturėtų būti, bet realybė tokia. Ir įsivaizduokit, ką daryti, kai nuvažiuoja tikrinti tokį automobilį, žmogus mokės už jos pinigus, nori startuoti po mėnesio vykstančiose varžybose ir kaip elgtis. Tu supranti, kad tai nėra saugu.
Bet iš kitos pusės žmogus sumokėjo pinigus. Tai va. Toliau, čia vat suvirintojo darbo kokybė. Aš nežinau, užsimerkęs vyriausi. Nu, greičiausiai, kad užsimerkęs. Bet ir tai atsimerki, pamatai, kad nepravirinai ir pabaigi paskui taip, kaip reikia. Turėjau jau. Tai va, bet čia tokia realybė. Čia tikrai ne iš Google paėmiau, čia yra mano patirtis. Tai va. Tai reikalaukite kokybės, nes tai yra labai svarbus elementai. Kurie, kaip pasakyti, kol viskas gerai, kaip sako, tai kaip ir galvos neskauda. Čia tas pats kaip su gesintuvais, tarkim, irgi jeigu mes kalbėsim apie va tas, nu, tarkim, ir faslapo varžybas, ir DSKL-us prisiminant ar mini žiedą, kai tu randi priekinio keleivio vietoje gulinti rankinį gesintuvą, ir tau žmogus sako, tai bet manęs tai niekada nebuvo ten kažkur tai išlėkęs ar kažko pažeidęs. Tai jo, bet tu pasakai, paprasčiausiai, tu juk nebuvai papulęs į avariją, teisingai. Tai vadinasi, tas gesintuvas kaip ir neturėjo ten galimybės kažkur tai papulti į šalmą, palysti po pedalų, stabdžio, tarkim, ne, kaip pavyzdys. Nu, čia paprasti dalykai, net buteliukas kažkoks, tai vat ką ir, tarkim, kaip rodė Janas vaizdelį, kurios kortas nėrė, vienas su Hansu, kitas be Hansu. Jūs matėt, buteliukas išlėkė. Tai va. Tai tarkim, jeigu kažkokiai situacijai buteliukas, tarkim, išlėkė ir palenda po stabdžio pedalą, o jums reikia stabdyti. Reikalai. Ir tai yra nekalta situacija, kur, nu, tu tiesiog pasidedi butelį. Nieko blogo apie tai negalvojamas. Tai va, bet tokiai situacijai jau yra problema. Tai va. Tai tokia trumpa mano paskaita, nes iš ties kolegos pripasakojo tiek daug, kad aš jau net nebeturiu ką ir daugiau pasakyti. Tai va.